Sveiki! Išnagrinėkime matematikos bandomojo egzamino užduotis, kurios buvo duotos Nacionalinio egzaminų centro balandžio 10 dieną. Tai yra pagal planuojama daryti egzaminą, kur yra, kaip matote, mokyklinio brandos egzamino užduotis. Bet įdomu, man atrodo, kad ir šie metam vaikai galėtų išnagrinėti, nes tai yra lengvos, gražios užduotis. Pabandykite išspręsti. Nurodymus pasiskaitykite be manęs ir žiūrėkime toliau. Kaip ir visada, duotos pirmiausia formulių lapas. Atkreipkite dėmesį, formulių yra mažiau negu duoti pas mus. Antras formulių lapas. O štai užduočių pradžioje yra nurodyta, kad už kiekvieną užduotį jūs gausite po 1 tašką. Pasirenkamo atsakymo užduotyse pasirinkti teisingą atsakymą reikia ir jį pažymėti, o atviro klausimo uždaviniuose būtinai įrašyti gautą atsakymą į tam skirtą vietą. Štai ir pirmas uždavinys. Paveiksle pavaizduota pyragėlio kepimo ir pardavimo savikainos S centais priklausomybė nuo per vieną dieną pagamintų ir parduotų pyragėlio kiekio X. Kiek reikia pagaminti ir parduoti pyragėlių per vieną dieną, kad vieno pyragėlio kainos savikaina būtų mažiausia. Matote, kad mūsų Y ašyje yra parašyta savikaina, o X ašyje yra pyragėlių skaičius. Ir kainos kreivė yra nubrėžta. Aiškiai matosi, kad mažiausia yra štai šiame taške ir pyragėlių tada yra 2500. Todėl mano atsakymas būtų B. Antroje užduotyje yra duoti 2 laivai. Taške C ir taške B. Nuo švyturio nutolę vienas 3 km, kitas 8 km. Kampas žinomas 60 laipsnių. Prašo rasti, koks atstumas tarp laivų. Reiškia, man reikia rasti CB. Jį galiu pažymėti X. Ir sakysiu, pritaikius kosinusų teoremą mes galėsime parašyti, kad X kvadratu bus 3 kvadratu plus 8 kvadratu minus 2 kartus 3 kart 8 padaugintas iš kosinuso 60 laipsnių kampo. Apskaičiavę jūs gausite, kad X kvadratu yra 49, todėl X bus 7. Atsakymas bus raidė B. Jei norėsiu išspręsti uždavinį, kur sako, kad šviesa sklinda 3 kart 10 penktuoju kilometrais per sekundę greičiu ir klausia, kiek kilometrų nusklis šviesa per 1 minutę, man reikės tik tai duotą skaičių padauginti iš 60, nes minutė turi 60 sekundžių. Sudauginus gauname, kad tai bus 18 kart 10 šeštuoju, o parašę standartiniu pavidalu bus 1,8 kart 10 septintuoju kilometrų. Todėl mūsų atsakymas bus D. Trečiasis uždavinys prašo apskaičiuoti lygiagretainio, kurių kraštinių ilgiai yra 10 cm ir 6 cm, o kampas tarp jų 45 laipsniai plotą. Mes randame formulių lape, kad trikampio plotas yra 1/2 AB kraštinių padaugintų iš sinuso kampo tarp jų. Todėl galėsiu pasakyti, kad lygiagretainio plotas paprasčiausiai bus dvigubai didesnis. Man beliko tik tai paimti ir įrašyti skaičius. 10 kart 6 padaugintas iš sinuso 45 laipsnių. Galite suvesti visą tai į skaičiuotuvą ir pasižiūrėti, kad jūsų atsakymas bus 30 kart šaknis iš 2 centimetrų kvadratu. Tai yra atsakymas C.
Penktoji užduotis sako, kad Kristijonas per 2 valandas nuėjo 3 kilometrus plentu ir 6 kilometrus miško keliu. Susipildau lentelę, kad man būtų lengviau paaiškinti kelio, greičio ir laiko. Plentu 3 kilometrai, mišku 6 kilometrai, laikas visas yra 2 valandos. Ir toliau skaitau. Plentu Kristijonas ėjo v km per valandą greičiu, o miško keliuku 1 km per valandą mažesniu greičiu, todėl bus v-1 nei plentu. Kuri lygtis rodo, kaip išspręsti, ar ne, kokiu greičiu ėjo plentu. Žiūriu. Laikas turėtų duoti lygtį, o laikas yra lygus kelias padalintas iš greičio. Susipildau lentelėje ir aiškiai matau, kad D ir nurodys, juk tuos laikus sudėjus aš turiu gauti 2. Todėl atsakymas būtų D. Šeštoji užduotį klausia. Agnė tyrė ir naudojosi štai šia lentelė. Agnė teisingai nustatė, kad funkcijos minimumo taško koordinatės yra ir išsirinkti reikėtų kurios. Žiūriu į tyrimo lentelę ir sakau, kad jei išvestinė yra teigiama, mūsų funkcija tame intervale didėja. Jei išvestinė neigiama, mažėja. Ir vėl didėja. Žinome apibrėžimą. Jei išvestinė buvo neigiama, po to teigiama, tai šis taškas yra minimumo taškas, o šis taškas būtų maksimumo taškas. O kadangi man reikia minimumo taško, tai reiškia, jo koordinatės ir bus x6, y1. Atsakymą turėsime eilutėje D. Jei norėsime atsakyti klausimą, koks yra duotos lygties sprendinys pats mažiausias, aišku, jūs galėtume tikrinti pradėję nuo -7, bet tikrai mokame išspręsti tokią lygtį abi pusės pakeliant kvadratu. Ir mes gauname, kad tai yra 4 kvadratu 16, todėl gausiu, kad x kvadratu yra lygu 25. Ir turėčiau atsakymę, kad x yra plius arba minus 5. Aišku, pasitikrinkite. Nedarau patikrinimo, kad tikrai man -5 yra sprendinys ir pasakau, kad atsakymas būtų D. Jei 8 užduotyje norime atsakyti klausimą, kokio didumo yra kampas alfa, prisiminkite, kad įbrėžtinis kampas A, B, M yra toks pat kaip A, N, M, todėl kad jie abu remiasi tą patį lanką AM. Pasižymėjau, kad čia yra 24 laipsniai taip pat. 3 lankeliai buvo pažymėti, pažymėjau ir aš 3 lankelius. O tada iš trikampio MKN prisimenu, kad trikampio priekampis yra lygus jam negretutinių kampų sumai. Todėl alfa turėsime 80 laipsnių. Atsakymas būtų raidė B. 9 užduotyje prašo išspręsti nelygybę ir nurodyti visas x reikšmes. Sprendžiant nelygybę šią, pastebiu, kad x galėsiu išskelti prieš skliaustukus ir pritaikius intervalų metodą, skaičių tiesėje atidedu 0 ir 5. Pažiūriu ženklus, gaunam, kad čia yra pliusas įsistačius, pavyzdžiui, kad ir 6, čia minusas, čia pliusas, mums prašė mažiau arba lygų. Todėl mūsų atsakymas bus intervalas nuo uždaro 0 iki uždaro 5.
Tai yra atsakymas C. 10 užduotį prašo automobilio numerį sudaro 5 skirtingi, nepamirškite, skirtingi skaitmenys. Kaip ir galimybių medį nusibraižau, kaip jie turėtų būti. Pirmi 2 parenkami iš skirtingų nelyginių skaitmenų, o kiti 3 iš skirtingų lyginių skaitmenų, įskaitant ir 0. Žinau, kad nelyginių skaitmenų, taip pat kaip ir lyginių skaitmenų, yra 5, jeigu mes įskaitome 0. Todėl sakau, kad atsakymas, kiek skirtingų automobilių numerių galima bus sudaryti, gausime. Pirmam skaitmeniui parinkti, nes eilės tvarka yra svarbi, yra 5 nelyginiai skaitmenys. Antram, jeigu buvo pasakyta, kad skirtingi, jau bus 4. Tada žiūriu į lyginius. Lyginiam pirmam parinkti yra 5 variantai, po to kitam jau yra 4, o trečiajam yra 3 variantai. Todėl pas mus atsakymas bus 1200. D. 11 užduotyje duotas bokštas, o stogas yra kūgio formos. Kūgio pagrindo skersmens ilgis yra 10 metrų, todėl galiu pažymėti, kad mano spindulys yra 5 metrai, o sudaromoji yra 13 metrų. Klausimas, kiek kainuos dažai bokšto stogų išoriniam paviršiui perdažyti, jei 1 kvadratinis metras jam nudažyti reikia 0,4 kg dažų, o 1 kg dažų kainuoja 25 litus. Pi prašo laikyti 3,14 ir atsakymą pateikti litais. Todėl aš iš karto ir sudarau proporciją. 1 metras kvadratinis reikalauja 0,4 kg dažų. Aš dažau šoninį paviršių kūgio, tai yra pi r l formulė. Įsirašiau skaičius ir klausiu, kiekgi kilogramų dažų man reikės, x. Bet norint atsakymą parašyti, man atsakymų reikės gauta x, o aš jį rašau iš karto. X bus pi kart 13 kart 5 kart 0,4, tai čia mano x yra gautas. O reikės dauginti iš kainos, tai yra iš 25 litų. Ir kai jūs suskaičiuosite, jūs gausite, kad tai yra 2041 litas. Nepamirškite atsakymą, reikėjo įrašyti štai šioje vietoje. Netalpinsiu, man sunkiai telpa tokiais dideliais skaičiais rašant. 12 užduotį. Duota yra diagrama ir klausia, vienos gimnazijos 12 ūgių centimetrais diagrama parašyta. Kiek yra 12, kurių ūgis yra ne mažesnis nei 175 cm. Tai yra, mane domina. Štai čia vaikai turintys šituos ūgius. Žiūriu, 1,77 m yra 30 vaikų, 1,80 m yra 15 vaikų, o 1,83 cm yra 10 vaikų. Todėl galėsiu parašyti, kad atsakymas bus 10 plus 15 plus 30. Tai yra 55 vaikai. Ir įrašau atsakymą į savo vietą. 13 užduotį mūsų prašo apskaičiuoti, kiek yra 9 pakeltas 1/6 ir dar viskas pakelta kubu.
Žinau laipsnių savybės, jei laipsnis pakeltas laipsnių rodiklių sudauginame, todėl gaučiau 3/6 devynetą pakelti, o tai yra 3. Galite tai pasitikrinti ir skaičiuotuvu. 14 užduotyje yra duota funkcija f nuo x yra lygu x kvadratu, prašo apskaičiuoti f išvestinę nuo trejeto. Todėl suskaičiuoju pirmiausia išvestinę f nuo x funkcijos, žinau, kad x kvadratu išvestinė yra 2x, beliko man tik tai vietoj x įdėti 3. 2 kart 3, aišku, yra 6. Atsakymą įsirašau į savo vietą. 15 uždaviny pasisupkime apžvalgos ratu. Sako, kad apžvalgos ratas sukasi su kapsulėmis ir keleiviais štai čia. Supynė. Rato spinduliai, sako, yra 60 metrų. Kapsulės ant apžvalgos rato aukštį h nuo žemės galima apskaičiuoti pagal duotą formulę. Čia alfa yra kapsulės posūkio kampas, kuris yra nuo 0 iki 360 laipsnių juos įskaitant. Prašo pirmoji dalis paprasčiausiai apskaičiuoti, koks tas aukštis yra, kai alfa yra 120 laipsnių. Todėl man beliko tik tai gražiai viską įstatyti vietoj alfos 120 laipsnių. Gaunu 60 sveikų 50 minus 60 padaugintas iš kosinuso 120 laipsnių. Kadangi šioje dalyje man reikia tik atsakymo, aš tikrai pasiimčiau skaičiuotuvą ir suskaičiuočiau. Aišku, galite pritaikyti redukcijos formulę skaičiuojant kosinusą 120 laipsnių ir gauti viską tai savarankiškai. Nepamirškite, man reikia tik atsakymo. Ir aš gaunu, kad tai yra 90,5 metrų. Nepamirškite rašyti jį į savo vietą. O kai paklausė antroji užduotis, o užrašykite, į kokią aukščiausią aukštį gali pakirti kapsulė, tai aš suprantu, kad mano aukščiausias yra štai šioje vietoje. O tai koks tada mano kampas nuo 0 iki čia, aiškiai matom, kad yra 180 laipsnių. Todėl, norint suskaičiuoti h, man dabar reikės įdėti vietoj alfos 180 laipsnių. Ir vėl viską galite įsivesti į skaičiuotuvą ir pasižiūrėti, kiek jūs ten turėsite. Ir gausite 120,5 metrų. Įrašykite į atsakymą į vietą. 16 uždavinyje prašo išspręsti lygtį 3x lygų 1/81 ir jūs sakysite, aš parašau mintinai atsakymą, sėkmės rašykite tikrai, aišku, kad tai yra -4, nes trejetas pakeltas -4 ir yra 1/81. Taip, kad lyg ir nėra kas spręsti. 17 užduotį prašo apskaičiuoti trečiąjį progresijos narį. Geometrinės progresijos narį nepamirškite. Kai B1 ir B2 yra žinomi, tai aš galiu parašyti, kad mano B3 bus suskaičiuojamas, jeigu aš B2 padauginsiu iš Q. O Q, žinau, kad yra vardiklis geometrinės progresijos, gaunamas B2 narį dalinant iš B1. 7/5 beliko tik tai įstatyti ir sudauginti 7 iš 7/5. Gauname, kad tai yra 49/5. Nepamirškite išskirti sveikąją dalį. Tai bus 9 sveiki ir 4/5. Įrašykite atsakymą į jam skirtą vietą. 18 uždavinyje klausė rasti raidę M, su kuria šios abi trupmenos yra lygios. Persirašau, kad aš tvarkysiu dabar kairėje pusę, nes joje nėra
raidės M ir išskaidysiu ją dauginamaisiais. Skaitiklyje matote kvadratinį trinarį, todėl galime jį prilyginti nuliui, suskaičiuoti diskriminantą ar Vieto teoremos dėka gauti sprendinius ir pamatysite, kad jūsų pirmasis ir antrasis iksas bus dvejetas ir minus vienetas. Todėl ir skaidant dauginamaisiais aš rašysiu, kad tai bus x minus 2 ir x plus 1. Vardiklyje išskaidant dauginamaisiais gausime x minus 2 padauginta iš x plus 2 ir matome, kad mūsų atsakymą suprastinus gauname x plus 1 padalintą iš x plus 2. Na, o dabar gražiai palyginkime. Mums reikėjo rasti raidę M. Akivaizdu, kad mūsų raidė M yra vienetas. Beliko ją įrašyti į atsakymą. 19 uždavinio daug šnekėjimo, o mažai skaičiavimo. Todėl sustabdykit mane, pabandykite jį išspręsti, nes perskaitykite atidžiai sąlygą, kas yra duota, o aš paskui paaiškinsiu, kaip gaunu atsakymą. Kadangi prašo rasti kartus, rašau raidę K. Ir man reikia suskaičiuoti pinigų sumą, kiek aš mokėčiau bent pasirinkto 2 laiko zonų tarifo. Tai yra visą elektrą rašau V raidę, dauginčiau iš 0 sveikų ir 48 šimtųjų, nes tokia kaina yra lentelėje nurodyta. Dabar skirstau. Jei mano 45 procentai visos suvartojamos elektros energijos suvartojau naktimi, šeštadienį ir sekmadienį, tai 0,45 visos energijos aš turėčiau dauginti iš 0 sveikų ir 38 šimtųjų, nes tokia yra kaina mano nurodyta. Plius aš turiu pridėti, kad 55 procentai vis dėlto liko dieninės. Todėl aš turėsiu 0 sveikų ir 55 šimtasias visos energijos padauginti iš 0 sveikų ir 52 šimtųjų. Ir suskaičiavę matote, kad V raidė išsikelia vardiklyje, susiprastina su raidė V, kuri buvo skaitiklyje, beliko tik tai skaičius suvesti skaičiuotuvą ir pasakyti, kad suapvalinus apytiksliai tai bus prašė šimtosios tikslumu 1 sveikas ir 5 šimtosios karto. Todėl atsakymą ir parašau 1 sveikas ir 5 šimtosios. 20 užduotis klausė, kiek sprendinių turi likti sinus x lygų 0 intervale nuo minus 360 iki 360. Aišku, man lengviausia būtų jums parodyti vienetiniam apskritime, nes tai labai greitai susiskaičiuoja. Bet kažkodėl vaikai sunkiai tą atlieka, todėl tikrai patarčiau, nebijokite sugaišti laiko ir nusibrėžti eskizą sinuso x funkcijos grafiko nuo minus 360 iki 360. Ir tikrai pamatysite, kiek turite sprendinių. Kaip matote, aš tikrai nusibraižiau eskizą, nes labai jau toks negražus mano grafikas, nėra tikslus, o dabar man reikia tik tai pažiūrėti, kuris įkerta Y ašį prie minus 360, prie minus 180, prie 0, prie 180, prie 360. Todėl galiu parašyti atsakymą, kad sprendiniai yra 5. 21 užduotyje klausia rasti skaičių, aš jį pažymėsiu x, iš kurio atėmus jo kvadratą, iš jo atimu jo kvadratą, skirtumas būtų didžiausias. Radau žodį didžiausias, jaučiu, kad reikės išvestinės. Todėl pasižymiu, kad tai yra mano funkcija, apie kurią aš dabar norėčiau šnekėti, ir susirandu jos išvestinę. X išvestinė yra vienetas, x kvadratu yra 2x, randu kritinius taškus
Tai yra, kada išvestinė virsta nuliu ir gaunu, kad x yra 1/2. Turėčiau dabar įrodyti. Tai yra nustatyti funkcijos f išvestinės ženklus. Ir įrodyti, kad ten tame taške tikrai yra pati mažiausia reikšmė. Nusibraižau skaičių tiesiai x, atidedu 1/2 ir žiūriu, kokie yra išvestinės ženklai. Jeigu jūs įstatysite išvestinę vietoj x vienetą, jūs gausite, kad vienetas minus 2 kart vienetas yra minus vienetas, todėl čia bus ženklas minusas. Jeigu įstatytumėte nulį, gautumėte vienetas minus 2 kart nulis yra vienetas, todėl gaučiau pliusą. Vadinasi, čia mano funkcija f nuo x didėja, čia mažėja, tai aš įrodžiau, kad čia ir yra maksimumo taškas, kurio man ir reikėjo. Todėl atsakymas, tas skaičius mano x ir yra 1/2. Nepamirškite įrašyti į atsakymą į savo vietą. 22 uždavinyje paveiksle pavaizduotas yra žaidimo ratas, padalintas į 3 lygius sektorius, pažymėtus raidėmis A, B ir C. Žaidimas toks, kad suka 2 kartus, stebi, kuriame sektoriuje sustojo raidė ir baigtis užrašomas didžiosiomis raidėmis. Pirmoji užduotis sako, viso žaidimo baigtis, kai rodyklė sukama 2 kartus, pirmą kartą sustojus raidėje A, kuri dalelė rodo atsakymą iš šitų visų variantų. Ko gero, lengviausia iš pat karto tikrai netingint nusibraižyti galimybių medį, kasgi pas mus galėjo būti, galėjo pirmą kartą sustoti bet kuriame sektoriuje. Aš tada galėsiu atsakyti visas dalis iš to uždavinio. Ir nusibraižau, kad antrą kartą vėl gali sustoti bet kuriame sektoriuje. Todėl štai mano visos galimybės. Ir matau aiškiai, kad atsakymas bus pirmosios dalies D. Kiek iš viso bandymo baigčių? Man beliko suskaičiuoti tik tai, kad jos yra 3, 3 ir 3. Aišku, kad 9. Sekanti dalis prašo apskaičiuoti tikimybės, kad 2 kartus sukama rodyklė sustos. Pirmoji dalelė. Ta pačia raide pažymėtame sektoriuje. Aš aiškiai matau A ir A, B ir B, C ir C yra 3 palankus įvykiai, o įvykių iš viso buvo 9, todėl tikimybė ir būtų 3/9, o tai yra 1/3. Ji klausia, bent vieną kartą sustos raidė B pažymėtame sektoriuje, ieškau. Mano tinkamas variantas būtų A, B tinka, B, A tinka, B, B tinka, B, C tinka, C, B tinka. Todėl galėsiu parašyti, kad tikimybė bent vieną kartą sustos B raidė pažymėtame sektoriuje yra palankus įvykiai 5, o viso įvykių buvo 9. Viską išsprendė galimybių medis. Dabar bandykime atsakyti į bendrovės Kėdė klausimą, kuri gavo užsakymą pagaminti mokyklinius suolus. Pirmą mėnesį pagamino 1250 suolų, o kiekvieną kitą pagamino 16 suolų daugiau negu prieš tai buvusį mėnesį. Klausia, kiek mokyklinių suolų bendrovė pagamino 12 mėnesį. Aišku, jūs galite sudėti, rašyti, skaičiuoti, bet jeigu jūs prisimintumėt, kad galime taikyti aritmetinę progresiją ir žinome, kad pirmasis narys yra 1250, aritmetinės progresijos yra skirtumas 16, nes 16 vis daugiau. Tai man beliko tik suskaičiuoti 12 mėnesį, kiek pagamino, o
n-tojo nario formulė, tikiuosi pamenate, aritmetinėje progresijoje yra pirmasis narys plus n-1 padaugintas iš d, iš aritmetinės progresijos skirtumo. Todėl man beliko dabar tik tai susirašyti skaičius į savo vietą. Plus 11 kart 16 ir pasakyti, kad tai bus 1426. Tai ir bus atsakymas 1426 suolai. Ir dabar man gerokai lengviau bus galima atsakyti į klausimą, kiek pagamino per 12 mėnesių, nes aš galėsiu taikyti aritmetinės progresijos sudėties formulę, kuri yra 2a1 plus n-1, tai būtų 12 minus 1 padauginta iš d, aritmetinės progresijos skirtumo, padalinta iš dvejeto ir padauginta iš n, o tai yra 12 mėnesių. Sustatykite jau skaičius savarankiškai, jūs turite gauti 16 056 kėdes. Suolus tai yra. Neužmirškite rašyti atsakymą į vietą. O jei bendrovė Kėdė gamybai plėsti iš banko pasiskolino 20 000 litų su 9 procentų metinėmis sudėtinėmis palūkanomis ir norėsim atsakyti, kiek pinigų bendrovė turės grąžinti, mes galėsim pritaikyti sudėtinių procentų formulę, kuri mums leidžia suskaičiuoti, kad po 3 metų mes turėtumėm grąžinti pradinę pinigų sumą padauginta iš vienetas plus metinės sudėtinės palūkanos padalintos iš 100 ir pakeltos trečiuoju. Suskaičiavę jūs gausite, kad tai bus 25 900 litų ir 58 centai. Atsakymą įrašykite į savo vietą. Dar vienas grafikos skaitymo pavyzdys. Pavaizduotas grafikas, nubrėžtas jis yra, eskizas jo ir klausia, kokia yra apibrėžimo sritis. Jūs žinote, kad jei aš turiu logaritmo pagrindu 2 skaičiaus x, žinau, kad logaritmo skaičius x visada turi būti didesnis už 0, bet jūs tą patį matote ir iš brėžinio. Todėl aišku, kad atsakymas bus D. O jei paklausia, kuris iš taškų priklauso grafikui, jūs galite žiūrėti į eskizą, galite ir skaičiuoti savarankiškai, pasitikrindami ir nepamiršdami, kad mano funkcija yra logaritmas pagrindu 2 skaičiaus x. Aišku, lengviau tai atliktumėte, jeigu jūs žiūrėtumėte į grafiką, kad mano x 8, y panašu yra į trejetą. Ir be to, paskaičiavę, kad logaritmas pagrindu 2 skaičiaus 8 yra lygu trejetui, jūs tikrai atsakysite teisingai, kad tai bus raidė E. Grafikas nėra nubrėžtas tikslus ir norint atsakyti į klausimą, kada f nuo x yra lygu dvejetui, būtų gerai išsispręskite lygtį patys savarankiškai. Žinote, kad x bus 4, nes x turėjo būti didesnis už 0. Pasirašau kaip apibrėžimo sritį, kurią nustačiau jau ir pirmoji dalyje. Man belieka įrašyti atsakymą, kad x yra 4. Svarbiausia, neužmirškite apibrėžimo srities spręsdami nelygybę. Logaritmas pagrindu 2 skaičiaus x bus mažiau už 4, kai x bus mažiau už dvejetą pakeltą ketvirtuoju, bet būtinai x turėjo būti didesnis už 0. Todėl ir mano atsakymas uždavinio, kad x priklausys intervalui nuo atviro 0 iki atviro 16. Tai ir parašykite į atsakymą. Šioje dalyje prašo apskaičiuoti f nuo 3 minus f nuo 6, reiškia, aš turiu apskaičiuoti logaritmą pagrindu 2 skaičiaus 3 minus logaritmas pagrindu 2 skaičiaus 6. Žinau, kad logaritmų skirtumą galima parašyti kaip logaritmą pagrindu 2 3 šeštųjų, tai yra logaritmas pagrindu 2 bus skaičiaus 1/2, o tai yra minus vienetas.
ir įrašau į atsakymą. Norint atsakyti į klausimą, kuris grafikas yra g nuo x funkcijos, kuri yra logaritmas pagrindu 2x + 3, reikėtų užsipildyti lentelę, pasižiūrėti, kuris tai yra grafikas, arba prisiminti, kad jeigu mūsų f nuo x buvo grafikas eskizas duotas ir funkcija mūsų buvo štai ši, tai mano x ašį jisai kirto prie vieneto. Nežinau, kad logaritmas pagrindu 2 skaičiaus vieneto tikrai yra 0. Todėl dabar galiu prisiminti ir postūmius. Jei yra pas mus dabar sąlygoje funkcijoje g pridėtas trejetas prie x, žinau, kad mano funkcijos grafikas pasistums į kairę per 3 langelius. Skaičiuoju nuo vieneto per 3 langelius būtų 0, -1 ir -2. Todėl žinau, kad mano grafikas dabar tikrai turėtų atrodyti štai taip. O tai yra eilutė D. Atsargiai nesusimaišykite. Ir paskutinėme uždavinyje duota taisyklingoji keturkampė piramidė. Nepamirškite, jei mūsų piramidė yra taisyklingoji, tai mūsų A, B, C, D yra kvadratas. Norint rasti šios piramidės tūrį, kai duota yra SO aukštinė yra 12 cm, o pagrindo kraštinė yra 5 šaknys iš 2 cm, man belieka tik prisiminti piramidės tūrio formulę, kad tai yra 1/3 S pagrindo padauginto iš aukštinės H ir sistatyti skaičius. Bus 1/3 kvadrato plotas yra 5 šaknys iš 2 pakeltos kvadratu. Aukštinė yra 12 ir kai jūs atliksite veiksmus, gausite, kad tai yra 200, nepamirškite matavimo vienetų, centimetrai kubu. Jei čia yra parašyti, man belieka tik įrašyti skaičių 200. Antroji dalis prašo apskaičiuoti pagrindo įstrižainės ilgį, kad man nereikėtų daug aiškinti, aš viską parodžiau ant brėžinio. Parodžiau, kad trikampis yra status, parodžiau, kad jis yra ir lygiašonis, iš kurio aš ir planuoju rasti AC. O AC bus mūsų pagal Pitagoro teoremą. Šaknis iš 5 šaknys iš 2 pakelta kvadratu plus 5 šaknys iš 2 pakelta kvadratu. Ir suskaičiavę, galit panaudoti ir skaičiuotuvą, gausite 10 cm. Įrašot atsakymą. Prašo rasti sekanti dalis kampo SAO tangentą. Tam man reikia sugrįžti prie brėžinio, kad aš susirasčiau, o kokiame stačiame trikampyje yra kampas SAO. O tai ir bus trikampis SOA status. Tangentas, žinome, yra statinis esantis prieš kampą, padalintas iš statinio esančio prie kampą. Sutrumpintai pažymėsiu kampą SAO kampu alfa ir sugrįžkime prie brėžinio. SAO kampo tangentas bus statinis SO padalintas iš statinio AO. Įsistatome, statinis SO yra 12, o statinis AO yra AC, kurį gavom padalintas iš 2. Tai yra 5. Pasižiūriu ir išsirinku teisingą atsakymą. Būtų raidė A. Norint atsakyti į klausimą, kaip rasti kampą tarp piramidės šonės sienos ASD ir pagrindo plokštumos, turime apskaičiuoti, sako, kampo didumą, išsirinkti kurį, jūs tik pažiūrėkite į brėžinį ir pamatysite, kad tai bus būtent kampo SMO didumas, nes tai yra kampas tarp 2 plokštumų. Ir paskutinėje dalelėje sako, apskaičiuokite santykį
SO ir SE, jie yra žinoma, kad šioj piramidėj nubrėžta lygiagreti plokštuma ir jos plotas yra žinomas 22 sveiki ir 2/9. E taškas aukštinės SO ir tos plokštumos susikirtimo. Žinau, kad kertant piramidę, jei lygiagrečia plokštuma, pažymėsiu, kad alfa ir beta plokštumos yra lygiagrečios, galime pasakyti, kad susidariusios figūros yra panašios. Todėl parašau, kad mano plokštuma A1, B1, C1 ir D1 yra panašu į A, B, C, D. Nes susidaro atitinkamieji kampai yra vienodi ir tos figūros tikrai yra panašios. O panašių figūrų plotų santykis, tarkim, didelio ploto, kad nereikėtų man visų raidžių vardinti, pagrindo ir pjūvio mažojo ploto santykis yra lygus bet kokių atitinkamų matmenų santykio kvadratui. Todėl galiu parašyti, kad SO galėsiu padalinti iš SE ir pakelti kvadratu. Man dabar beliko tik įsidėti skaičius. Pagrindo plotas, jeigu pamenate, mes skaičiavome, jis yra 5 šaknys iš 2 pakeltas kvadratu. Mažojo plotas pas mus yra duotas 22 sveiki ir 2/9. O čia ir yra mūsų ieškomasis santykis, todėl aš galiu tą santykį pasižymėti, kad būtų trumpiau raidelė X. Ir kaip matote, man liko tik tai apskaičiuoti, kiekgi mes gausime kairėje lygybės pusėje. O suskaičiavę jūs gausite, kad tai yra 9/4 yra x kvadratu, todėl mūsų x bus 3/2. Neužmirškite išskirti sveikąją dalį, bus vienas sveikas ir viena antroji. Štai ir mūsų santykis įrašytas į vietą. Mes baigiame visas užduotis. Sėkmės jums besiruošiant brandos egzaminui.